Dar kartą su kojom imam kamuolį, pakeliam jį aukštyn. Atliekam ėjimą kojomis. Nugaros nespaudžiam vėl prie grindų. Tik jaučiam su nugara kontaktą su grindim. Gilus įkvėpimas ir gilus iškvėpimas. Atliksime dar vieną pratimą pagerinti lankstumui nugaros, būtent esminės nugaros dalies. Jums reikės atsigulti, kad kamuolį galėtumėte išlaikyti tarp kojų. Pėdos turėtų būti užriestos į mus. Kai atsigulam, šonkauliai turi išlikti nuleisti žemyn, neišsirečiam. Nepamirštam kvėpuot, kvėpuojam kaip ir visada, gilus įkvėpimas per nosį, gilus iškvėpimas per burną ir kelsim rankas aukštyn. Stebėsim, kad šonkauliai nekiltų viršų. Platės pratimai su didžiuoju kamuoliu ypatingai gerina koordinaciją, ypatingai gerina mūsų pusiausvyrą. Sėdint ant kamuolio mes išlaikome nugarą taisyklingai padėtyje, o atliekant pratimus mes negalime jų atlikti bet kaip, nes turim išlaikyti pusiausvyrą. Visų pilates pratimų metu yra svarbu išlaikyti taisyklingą laikyseną. Visų pratimų metu turi mūsų būti nuleistos mentys žemyn. Šonkauliai taip pat turi būti nuleisti žemyn. Bamba pritraukta prie nugaros. Sekantį pratimą kilsime viršų, tempsimės ilgin tolyn, įsivaizduosim tarsi kelias turėtų būti po keliu, šonkaulius nuleisim viršų, įkvėpiam ir su iškvėpimu lendam pro pažastį gilin tolyn. Atliksim kelis tempimo pratimus. Atsistokim gilų įtupstą.